Tigrinės krevetės tailandietiškai su prancūzišku sūriu asorti. Nuplautas ir nusausintas krevetes atskirti nuo kiauto. Visus komponentus skirtus krevetėms sumalti smulkintuvu. Gautą marinatą supilti ant krevečių, gerai išmaišyti ir leisti joms pasimarinuoti apie 20 minučių kambario temperatūroje. Kepti krevetės gerai įkaitintoje keptuvėje 3-5 minutės, kol krevetės įgaus rausvai baltą atspalvį. Svarbiausia krevečių neperkepti, nes tuomet jos bus kietos ir neatsiskleis tikras jų skonis. Nuplautus ir lazdelėmis supjaustytus salierų stiebus troškiname orkaitėje apie 10 minučių 160 laipsnių temperatūroje. Uždengiame foliją su skiltele česnako, vištienos sultiniu, lašeliu baltojo vyno ir pipirais pagal skonį. Bry sūris apvoliojamas miltuose, plaktame kiaušinėje su druska, taip pat pavoliojamas batono džiūvėsėlių ir kokoso drožlių mišinyje. Sūris gerai apspaudomas, kad džiūvėsėliai pilnai jį padengtų. Kepti įkaitintoje iki 170 laipsnių gruzdintuvėje apie 3 minutės, kol įgaus tamsiai auksinį atspalvį. Prieš patiekiant nusausinti ant servetėlės. Į prikaistuvį užviriname vyną, verdame tol, kol pusė jo nugaruos. Dedame aviečių džemo, žiupsnelį cukraus, garstyčių ir dar paverdame ant karštos ugnies, kol sutirštės. Perkošiame per sietelį, kad neliktų sėklyčių. Formelės iš trapios tešlos išsikepame mažus krepšelius. Pripildome juos blių mėlynojo sūrio, datulių ir obuolių gabaliukų. Dedame druskos ir pipirų pagal skonį. Vėliau dar užpilame grietinėlės ir kiaušinio plakinių. Kepame įkaitintoje orkaitėje 6 minutės 165 laipsnių temperatūroje. Šviežius melisų lapus nuplikome, nusausiname. Į smulkintuvą dedame žiupsnį jalapenų, 2 puselės konservuotų persikų ir druskos pagal skonį. Viską gerai sutriname iki padažo. Šiuo patiekalu galima mėgautis ragaujant visų lėkštėje esančių komponentų atskirai arba ragaujant krevetes kartu su sūriais.